Prasidėjo Lietuvos Respublikos Seimo rudens sesija. Didžiausia politinė jėga Seime Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, turinti 40 atstovų, nusiteikusi rimtam darbymečiui. Rudens sesijai parengė 162 įstatymų projektus. Ši trečioji sesija socialdemokratų frakcijai bus gana įtempta, todėl kad rudens sesijoje visada yra svarstomas savivaldybių ir valstybės biudžetas, taip pat sveikatos ir sodros biudžetai. Ir žinoma, prioritetiniai uždaviniai socialdemokratų yra ir pats biudžetas, ir pareikalaus biudžetinių išteklių ir konstitucinio teismo nutarimo įgyvendinimas. Tai yra, dėl ko kovojo socialdemokratai būdami opozicijoje, kad tai, dėl ko nukentėjo mūsų ir valstybės tarnautojai, ir kiti asmenys, taip pat ir pensininkai, būtų nustatyta aiški tvarka, kaip bus atsiskaityta su sumažintomis pensijomis, atlyginimais ir taip toliau. Lygiai taip pat turėtų būti suvienodintos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, nes kai kurioms grupėms pradeda galioti sveikatos draudimas tik tai po 3 mėnesių įmokų, kai kiti nuo pirmosios įmokos gauna garantuotą sveikatos draudimą. Seimo socialdemokratų frakcijos nariai, susitikdami su gyventojais, sulaukė įvairių siūlymų, rado įstatymų spragų, tad registravo įvairias pataisas įstatymų projektams. Esminiai siūlymai vėlgi susijęs su socialinė sfera, tai socialinių šalpos pensijų skirimas, yra siūlymai dėl bankų veiklos gerinimo, įmokų mažinimo, taip pat dėl greitųjų kreditų tvarkos skirimo gerinimo, nes susidurėm su tuo, kad ir šiandien vaikas 5 mūsų valstybės dirbantis asmuo yra paėmęs greitai kreditą ir paskui turi problemą su jo grąžinimu. Taip pat šitų kreditų tokių skirimo tvarka turėtų būti tobulinta ir gerintina. Be šitų klausimų taip pat daug dėmesio bus skirta vaikų apsaugos klausimų gerinimui, asmens saugos stiprinimui, kelių eismo taisyklių tobulinimui ir apskritai drausmės užtikrinimui, ir masė kitų klausimų. Strategiškai svarbiausius įstatymo projektus teiks socialdemokratų partijos vadovo Algirdo Butkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas, paruošęs virš 300 teisės aktų. Frakcijos darbas yra neįsivaizduojamas be glaudaus bendradarbiavimo su vyriausybė, todėl frakcijos uždavinys yra palaikyti visus vyriausybės teikiamus projektus ir taip pat tokių projektų yra daugiau kaip 300 ir iš jų yra viešųjų pirkimų įstatymas, jo tobulinimas ir gerinimas, taip pat energetikos ūkio tolimesnis tvarkymas, namų renovacijos didžiąją dalį mes projektų jau esam priėmę pavasario sesijoje, tai čia yra esminiai momentai, dėl kurių ir žinoma, ką kalbėjau apie valstybės biudžetą, tai yra esminiai tie, sakyčiau, pagrindiniai nešantis įstatymų kompleksai, kam ir bus skirta visa rudens sesija.